Dantų kanalo anatomija yra labai sudėtinga. Tai danties viduje esanti ertmė yra nuo kelių milimetrų iki keliolikos milimetrų dydžio. Ir šioje ertmėje šaknų kanalai tik tai atsišakoja. Tai jie yra tos ertmės kraštuose arba kampuose. Norint pamatyti šaknų kanalus, kurie yra smulkūs, užakę, plika akimi jų nepamatysim. Mikroskopas vaizdą padidina iki 25 kartų. Tai realiai, ko nematėme plika akimi, galima pamatyti turėdami mikroskopą. Mikroskopas naudojamas tiek diagnozuojant, pavyzdžiui, įskilimus, tai yra įtrūkimai, įskilimai, kurie gali pereiti giliai į šaknies kanalą ir jie plika akimi yra nematomi, tiek yra labai svarbus gydant šaknų kanalus. Mikroskopas naudojamas tiek randant užakusius labai siaurus kanalus, atliekant šaknų kanalų pergydymą, šalinant iš šaknų kanalų kaiščius, smulkius lūžusių instrumentų fragmentus, pergydimo metu šalinant kietą, užpildo medžiagą. Tokiam procedūram yra naudojamas ne tik mikroskopas, bet ir smulkus endodontiniai instrumentai, ultragarsiniai instrumentai, kurie yra labai svarbus saugant danties audinį. Kuo mažiau sugebam pašalinti danties audinio atliekant procedūrą, tuo dantis lieka stipresnis. Tai reiškia, kad ateityje yra mažesnė rizika, kad jisai skils arba lūš. Dažniausiai, kai žmogus jau pradeda jausti skausmą, stiprų jautrumą šaltam, karštam maistui, dažniausiai kreipiasi pagalbos neatidėliotinai ir stiprus skausmas, pūliavimas jau rodo, kad reikia šaknų kanalų gydymo. Kita problema yra, kada kanalų infekcija randama profilaktinio patikrinimo metu ir žmogus nieko nejaučia ir jam yra sakoma, kad reikia šaknų kanalų gydymo. Kuomet danties viduje nervas jau yra nebegyvas, tokiame dantyje nebėra kraujotakos. Tai reiškia, kad šita infekcija nereaguoja į jokius vaistus, į antibiotikus, vaistus nuo skausmo, jie jau į dantį nebepatenka ir infekcijos kanaliai išgydyti negali. Tai vienintelis gydymas yra endodontinis gydymas. Ar kas atsitinka, jeigu žmogus jį atidėlioja? Infekcija kanale jinai negyja. Kaulo nutirpimas apie šaknies viršūnę po truputį didėja. Didėdamas jisai gali suformuoti cistą. Tai yra jau tokia uždegimo rūšis, toks didelis kaulo nutirpimas, kada jau kanalų gydymo nebeužtenka, jau reikalingas ir chirurginis gydymas. Toliau, negydant infekcijos, kaulo nutirpimas toliau gali didėti ir pasiekti gretimas anatomines sritis, kaip apatinio žandikaulio nervo kanalas einantis maždaug šitoje vietoje ir viršutinio žandikaulio sinusas. Jeigu infekcija pasiekia sinusą, tai žmogus turi vienos pusės sinusitą. Tai požymiai labai panašus į slogos. Tokia infekcija dažniausiai yra lėtinė ir žmogus ilgą laiką nieko nejaučia. Tačiau ypatingai, kai žmogus pradeda jausti stresą, peršalimą, organizmas nusilpsta, pusiausvyra yra suardoma ir tikėtinas yra paūmėjimas. Tada staigiai pradeda dantis skaudėti, jį gali iškelti, pradėti pūliuoti, gali patinti ir veidas ir tai būti jau aplinkiniam matomas patinimas. Tuomet jau reikia kreiptis skubiai ir kanalų gydymo jau gali nebeužtekti, reikėti ir chirurginio gydymo.